Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas sėkmingai įgyvendino projektą pagal Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą. Projekto partneriais tapo Latvijos valstybinės policijos Latgalės regioninė valdyba. Programa iš dalies finansuojama Europos regioninio plėtros fondo lėšomis, abiejų partnerių indėlis 15%. Šio projekto prašoma suma buvo beveik 106 000 eurų ir mes kartu su partneriu tą sumą gavome. Šio projekto įgyvenimo laikotarpis yra 12 mėnesių, tai yra 2010 metų birželio mėnesis ir 2011 metų gegužės mėnesis. Tiesioginiai naudos šio projekto tiesioginiai naudos gavėjai tai yra policijos pareigūnai abiejų šalių pasienio gyventojai. Kadangi pagal šį projektą buvo įvykdyta keletas veiklų, tai yra buvo vykdomi mokymai abiejų šalių pareigūnam dėl persekiojimo kertant valstybės sieną, dėl bendro patruliavimo, taip pat buvo vykdyta bendri patruliavimai ištisus metus abiejų valstybių pareigūnų. Be to buvo organizuotos krepšinio varžybos tarp abiejų šalių pareigūnų, taip pat organizuotos krepšinio varžybos kiekvienoje šalyje atskirai su jau to šalies gyventojais. Vėliau buvo organizuotas piešimo konkursas ir Lietuvos ir Latvijos pasienio regionų vaikams. Iš tikrųjų, konkursas susilaukė didelio pasiekimo, buvo gauta beveik 300 piešinių ir aišku, tie dalyviai buvo apdovanoti. Taip pat projekto metu Zarasuose, kelyje Kaunas-Zarasai-Daugpilis buvo įrengtos 2 vaizdo stebėjimo kameros. Tikimasi, kad tai sumažins pažeidimų skaičių. Latvių policija vykdė remonto darbus ir pirko reikiamą įrangą. Beje, projektui pasibaigus jau galima kalbėti apie jo naudą. Tie mokymai, tas informacijos apsikeitimas, bendros pažintys iš tikrųjų davė daug naudos mūsų pareigūnams, tai yra bendri kontaktai, o be kita ko buvo atlikti ir kai kurie darbai, tai yra buvo atnaujinta 11 Visagino policijos komisariato areštinės kamerų, buvo suremontuotas tų areštinės kamerų vidus, sanitarinės patalpos, taip pat remontuota Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinė, kur buvo pakeisti seni areštinės langai, tai aš manau, kad iš tikrųjų naudos davė pakankamai.